Thornhill inovacija, sukurta su stuburo gydymo centro medicinos ekspertais, dinamiško sėdėjimo kėdė Gabri Ergospine. Ideali sėdėsena neegzistuoja. Kūnas turi judėti, teigia neurologas FMR gydytojas Jonas Girskis. Gabri Ergospine korekcijai ir prevencijai. Ilgos valandos darbo kėdėje mažina krūtinės ląstos, stuburo ir pečių sąnarių paslankumą. Nepaslanki stuburo krūtinės dalis apkrauna juosmeninę sritį. Atsiranda nugaros skausmai. Gabri Ergospine kėdės tikslas – kompensuoti ilgalaikio sėdėjimo poveikį, skatinti aktyvius, tikslingus judesius. Tarpumentinė oro pagalvė integruota kėdės atlošo viršutinėje dalyje pripučiama pagal žmogaus anatomiją. Skatina krūtinės ląstos ir stuburo sąnarių paslankumą, padeda tiesinti paryškintą krūtininę kifozę arba kitaip kuprą. Rankenų sistema skirta krūtinės ląstos ir pečių sąnarių paslankumui gerinti. Padeda ištempti krūtinės raumenis, aktyvina menčių pritraukiamuosius raumenis, kurie nuo sėdėjimo su apvalintais pečiais silpsta. Įprasta kėdė yra standi, joje stuburas ir raumenys lieka įtempti. Gabri Ergospine leidžia stuburui judėti. Nestabili sėdynė pripučiama iki norimo kietumo, leidžia aktyviai sėdėti, atlikti mikrojudesius, padeda tolygiai paskirstyti apkrovą stuburo sąnariams ir sėdmenims, stiprina giluminius nugaros ir pilvo raumenis. Gabri Ergospine mažina apkrovas pečių sąnariams, tarpslanksteliniams diskams, uodegikauliui, koreguoja kuprinimosi įprotį, leidžia atlikti tikslinius tempimo, stiprinimo ir sąnarių paslankumą gerinančius pratimus. Ši kėdė skirta turintiems netaisyklingą laikyseną, besikuprinantiems su apvalintais pečiais, palinkusiai prieki galvą, kenčiantiems nuo kaklo, krūtinės ląstos ar juosmens kryžkaulio skausmų, ilgai prie kompiuterio dirbantiems biuro darbuotojams. Gabri Ergospine, sukurta besirūpinantiems sveikata.